Labas, Reda. Kaip sekas, kaip įsidirbai? Matau, jauki studija čia pas tave. Fainai Taip, atrodo. parodyt. Čia mano kampelis. Čia mano, Nice. nežinau, matosi. Aha. Tai, Reda, aš tau užduosiu keletą klausimėlių iš tavo pusės, va kaip tau sekasi, kaip kas, tai labai įdomu būtų sužinoti. Būtų įdomu ir man pačiam, ir žmonėms, kurie ruošiasi žengti į šitą amatą ir šiaip apskritai, kas domisi. Jo, kad galėtum papasakot iš savo pusės, va, kaip patys kursai atrodė ir apskritai kaip dabar po visų kursų tau sekasi ir kaip visą tai matai pati. Šiaip pirmiausia, tai aš apskritai norėjau pakeisti specialybę savo. Ir mano pagrindinis punktas ieškant kitos specialybės buvo tas, kad aš ieškojau darbo, kur galėčiau pati kontroliuoti savo darbo valandą, savo darbo laiką. Paskui kažkaip įsteigėsi tą tokią kūrybinę, manau, asmenybę ir ieškojau kažko, kas susijęs su grožio sritim. Ir taip išsikalbėjom, paskui su draugais, nes turiu ir kolegių, kurios to užsiema, kad galbūt visai neblogai yra barberio specialybė. Ir žinoma, iš tų pačių draugų lygiai taip pat gavau rekomendacijų apie jūsų akademiją. Viena iš jų buvo jūsų akademija ir mano širdelė kažkaip linko link jūsų pusės ir taip ir gavosi, kad atėjau pas jūs. Geras, smagu. O kas buvo būtent tas žmogus, kuris ir pastumėjo būtent pas mus ateiti, va, tas galutinis galbūt taškas? Mano galutinis sprendimas buvo po to, kai draugė pas jūs ėjo į kursą vienos dienos ir jinai sako, kad buvo labai fainai, labai informatyvu ir jai labai patiko ir būtent tą pačią dieną po jos kursų aš iš karto užsiregistravau pas jūs. Geras, koks fainas sutapimas. O kaip tau va, buvo su investiciniu klausimu va, į šitą kursą, su finansais jisai susidėliot, ar iš anksto tam rašysi, ar va, kaip tu pati viską dėliojasi, kaip šitoj situacijai priiminėjai sprendimus? Man asmeniškai tai nebuvo sunku, dėl to, kad aš jau senai žinau, kad aš keisiu specialybę ir aš tam ruošiausi iš seno. Pinigėlis po pinigėlio atsidėta, žinojau, kad ateis ta diena, jog visiškai mano finansai arba sustos, arba netgi eis į minusą, tai tiesiog, kad nejaučiau to diskomforto, buvo to pasirūpinta iš anksto. Kaip ir pinigai nemaži, bet iš kitos pusės nepajaučiau kažkokio tai diskomforto visiškai. Ok, nice. O kaip vat, dabar va, jauti, ar jauti, kad va, po truputėlį ta investicija pradeda atsipirkinėti, ar va, kaip vyksta va, pas tave dabar šiuo momentu viskas? Tikrai Nebuvo, taip. kad... Jo. Ir iš kitos pusės aš netgi pasakysiu, jeigu prisimeni, ir man atrodo, aš su savim kalbėjau per mūsų patį pirmą skambutį, kai paklausėt manęs, ar aš noriu pas jūs tikrai užsiregistruoti ir mokytis, mano buvo didžiausias nerimas ir vienintelis klausimas, ar aš po tų kursų galėsiu eiti dirbti. Ar man užteks žinių? Ta prasme, taip, investuoti reikės, ar tu dirbsi 2, 3, 4 ar 5 metus, bet kokiu atveju reikės investuoti, tai bet. Pati pradžia, man sočiai užtenka bazinių kursų ir daugiau nereikia kažkokių kitų mokslų, kad aš galėčiau pradėti, nors va tą pradžią pasidaryti. Tai iš kitos pusės aš manau, kad man jau tai atsipirko. Tiesiog, nes kol kas galiu ramiai pradėti dirbti, kažkiek užsidirbti, o paskui jau eiti į kažkokius konkrečius kitus kursus. Aš manau, kad tiesiog man jau kol kas tai bazinis kursas tai visiškai 100% atsipirko. Dabar man jisai leidžia tobulėti asmeniškai, matyti savo klaidas. Ir iš kitos pusės aš jau gebu susigrupuoti, kuriuose dalyse aš galbūt esu kažkiek silpnesnė ir aš žinau tiesiog tip top, į ką aš vėliau turėsiu gilintis arba galbūt kurioje vietoje konkrečiai man reikia pagalbos. Tas aš manau irgi leis sutaupyti, negu tiesiog eiti kažkokius bendrinius kursus. Aš galėsiu jau iš karto ieškoti tokių kursų, kokių konkrečiai tik man reikia arba papildomų pamokų ar ne, privačių. Nice, ok. O dabar, va, kai tu pradėjai, ar tu apskritai turėjai bent kažkokios patirties, ar domėjai šiuo amatu, ar visiškai pradėjai nuo nulio? Asmeninės patirties aš visiškai neturėjau. Tai nei mašinėlės rankose nebuvau laikius, nei plaukų galiukų ar grifkos kokios pati savo pasikirpus ar draugiam. Tai buvau visiškai absoliučiai žalia.
ir informacijos kažkokios irgi neturėjau, tai bazinis kursas prasidėjo visiškai nuo nulio. Kaip va dabar tau sekėsi su klientais, su ta visa integracija į savo pradžią? Kaip tau pati pradžia, kaip tau sekėsi viskas? Kas buvo Mhm. tavo tas varikliukas? Jo, manau, kad pirmiausia tai visada yra draugai. Draugai, draugai, gal ir praktika labiau ant jų. O paskui tai tiesiog man galbūt lengviau šioj vietoj dėl to, kad esu iš mažesnio miestelio. Tai mažesnis miestelis, visi yra glaudžiau ar nesusiję, tai tiesiog man užteko vieno Facebook'o posto, pasidalinau tą postų savo miestelio grupėje ir pradžiai man atsirado klientų, o paskui tiesiog tie klientai, kurie atėjo, pradėjo šnekėti draugam ir gavosi toks iš lūpų į lūpų rekomendacija ir tiesiog tai pradeda eiti klientai vienas po kito. Labai gerai. Organiškai pas tave viskas taip pradėjo formuotis. Natūraliai. O kaip po tavo šeima reagavo į visą šitą pokytį? Ar gavai didelį palaikymą? Kaip žmonės tavo artimiausi reagavo į visą šitą tavo gyvenimo pokytį? Mhm. Šiaip aš nesakiau šito dalyko pakankamai ilgą laiką, iki tol, kol man nereikėjo modelių pradėti ieškoti. Kai jau Jo. pradėjau ieškoti modelių, tada pradėjo ir draugai apie tai žinoti, ir šeimos nariai. Tai jo, iš pat pradžių galbūt visiems buvo šokas, kad kodėl. Tai buvo atrodo ir ten gerai, bet iš kitos pusės tai gavau labai daug ir palaikymo paskui, ypatingai tada, kai jau prasidėjo praktikos ir modelių atkirptų nuotraukų dėjimas į socialinius tinklus, tada ir atsirado labai daug palaikymo, kurie palaikė dėl to, kad yra žengtas pirmas žingsnis geresnio savęs ieškojime. Ar jau tai, kad tave tai pamotivavo stengtis dar labiau ir judėti į priekį? Manau, kad taip. Tikrai taip. Vis tiek, manau, labai svarbu tas artimiausias tavo šeimos ir draugų rato palaikymas, kad susiduriant su tokiais pokyčiais gyvenimo, manau, labai labai svarbu. Faktas, nes be jo tai būtų tikrai labai sunku. Emociškai sunku. Ir dabar va, vyšnia ant torto, labai būtų įdomu iš savo perspektyvos, ką galėtum palinkėti žmogui, kuris va, domisi šio amato ar va, norėtų jau galbūt pasiryžęs pradėti va, pirmosius žingsnius, ką galėtum iš savo pusės palinkėti žmogui, kuris norėtų eiti šiuo keliu? Nebijot klyst. Nebijot klyst, nes iš klaidų mes ir mokomės, nebus klaidų, nebus tobulėjimo. Tai turbūt pati šitą esu patyrus ir puikiai žinai, Laurynai. Ir iš tikrųjų čia yra vienas tas didžiausių varikliukų šitoj specialybei. Kitas dalykas, tai žinoma pasisemti kuo daugiau žinių iš bazinių kursų, nes išnaudoti kiekvieną tą progą. Nebėgti anksčiau laiko namo, ar ne? Gauti, jeigu galima, kažkokią ekstra modeliuką pasiimti, arba tiesiog, jeigu kyla klausimų, visada klausti. Išbandyti kažkokias naujas šukuosenas, jeigu kažkas labai norisi, ar ne, išbandyti. Mano pavyzdžiui, aš tarkim labai norėjau dizainą pabandyti, aš netgi pirmo modelio kirpimo išbandžiau dizainą, kas šiaip nebuvo įterpta į mūsų mokymus, bet jeigu labai nori, viskas galima, ar ne? Tai aišku, viskas nuo asmeninės motivacijos priklauso. Tai mus pačius labai motivuoja, kad ateina žmogus degančiom akim, žingeidus, kuris nori išmokti, kad jam tai rūpi iš tikrųjų. Tai mus pačius labai veda šitas dalykas ir norisi dar daugiau atiduoti. Tai labai labai smagu sulaukti va, tokių žmonių, kurie ateina su dideliu noriu ir atsidavimu į mokymus. Tai kaip tavo dabar bendra savijauta po to viso, sakykime, kaip tu jauties su klientais dirbdama, va, tą, sakykime, grįžtamą į ryšį, kai gauni va, iš to pokyčio žmogaus pakeitimo, kaip tu jauties dabar kasdienybėj savo? Jo, tai aš sakyčiau, kad čia mano asmeninis ir yra pagrindinis varikliukas tas grįžtamasis ryšys, tas sukurtas ryšys tarp manęs ir kliento.
kai tu įdedi į tą darbą savo širdį, savo laiką ir tu gauni šypseną ir gerus žodžius atgal. Tai yra be galo malonus jausmas ir tu tiesiog lygiai taip pat grįžti namo su šypsena ir tu nejauti nei kiek tų valandų dirbai, nei kiek tu laiko prastovėjai. Ir tiesiog jauti, kad tu gali visada tobulėti ir ypatingai tie grįžtantis klientai. Tikrai jau turiu nemažai jų ir aišku džiaugiuosi ir vat, netgi trečią kartą, nors dar tik pusantro mėnesio, bet jau turiu ir trečią kartą grįžusią. Tai tiesiog širdis dainuoja, kai sakau, visi draugai yra jau. Labai, labai Tai, geras jau. tai va, tai norėčiau palinkėti to pačio ir tau, ir busimiems mokiniams, kad va, vienas svarbiausių dalykų tai yra tas asmeninio ryšio kūrimas su žmonėms, kad tu kuri realią istoriją, tu gyveni su žmonėms, pereidinėjai su jais per skirtingus etapus, ir gerus, ir blogus, ir liūdną, ir linksmą, tai va tas ir sukuria va tą svajonių klientūrą ir va vidinį tą pasitenkinimą, tai visiems ir palinkėsiu to. Ačiū. Tikėkime, taip ir bus. Ačiū tau labai, kad sudalyvai šitam pokalbį, labai smagu buvo išgirsti, kaip tau sekasi. Tai tikiuosi, kad viskas taip ir toliau klostysis, kad viskas bus tik gerin. Ir pasimatysim tada va tolimesnėse kursuose. Iki pasimatymo. Iki. Iki.